Sveiki, mėlyje! Šis video bus labai nesudėtingas ir greitas, o jo kviestinė žvaigždė yra naujoji Douglas kontūravimo paletė, kurios pagalba ir dar kelių priemonių aš sukursiu lengvą dieninį ir greitą makiažą. Na ir pradėsiu viską nuo pieštukinio makiažo pagrindo ir ši spalva yra šiek tiek man per tamsi, tačiau išbandžius ant rankos pastebėjau, kad jis yra labai lengvos tekstūros ir neapkrauna odos, todėl bandau pasidengti veidą ir žiūrėti, ar ta spalva yra tokia netitinkanti realybės. O pasidengti juo galite labai paprastai, tiesiog ištepkite visur ant veido, šiek tiek produkto, galite brūkšniukais ar taškiukais, kaip jums patogiau. Ir tuomet su pūkuotu arba plokščiu šepeteliu, ar netgi kempinėle, galite tai daryti netgi ir pirštais, viską išsklaidykite. Toliau, važiuojame prie spindinčios priemonės, tai yra pieštukinė ir kreminė priemonė, visiems puikiai žinomas angliškas žodis highlighteris. Tai galite tiesiog pirštu, nesiūlau tepti iš pačio pieštuko, kad to produkto nebūtų per daug, nes padauginti highlighterio yra labai lengva, o tai tikrai neatrodo subtiliai ir gražiai, ypač dienos metu. Tai, žodžiu, imu tiesiog pirštu šiek tiek priemonės ir dedu ant pačių skruostikaulių, va šitų aukščiausių vietų, taip tiesiog tapšnojant. Labai gražiai dengiasi. Tikrai atrodo natūraliai, bent jau iš toliau. Tuoj pasižiūrėsiu į veidrodėlį iš arčiau ir nuspręsiu, ar reikia daugiau, ar tiek jau ir užtenka. Galima dar truputėlį. Taip pat šios priemonės vos uždėsiu virš viršutinės lūpos, kad jie atrodytų putlesnė, tik tai nepadauginkit, kad neatrodytų kaip varvanti nosis ir nebūtų čia tokių dviejų šlapiai atrodančių ruožų. Tai tiesiog vos va šitoj vietoj, nereikia per visas, per čia, va nuo nosis nereikia dėti per visą šią ertmę. Taip pat uždėsiu šios priemonės šiek tiek čia, po antakiu, kad antakio kauliukas atrodytų iškilesnis. Ir truputėlį ant arkų, kad tiesiog atrodytų veidas labai toks skaistus. Taip pat highlighterį panaudosiu ant judančių vokų ir juo padengsiu šitas vietas, taip pat pirštais, taip jas pašviesinant ir sukuriant pagrindą tolimesniam makiažui. Na ir dabar keliauju prie pagrindinio produkto šio video ir tai yra kontūravimo paletė. Tai štai šios trys viršutinės spalvos yra skirtos šviesinimui, o apatinės spalvos skirtos būtent tam įgilinimui, patamsinimui, pačiam kontūravimui. Bet, žinoma, visų šių spalvų jūs pati savo nepanaudosite būtent veido modeliavimui, todėl turėtumėte išsirinkti savo tinkamiausias. Na, man greičiausiai tinkamiausias bus vidurinės, tačiau skruostų kontūravimui panaudosiu ir tamsiausią spalvą grinai toj vietoj, kur man reikės intensyviausių šešėlio. Tačiau kaip jūs galite šią paletę išnaudoti, tai yra lygiai taip pat atlikti ir akių makiažą. Taigi su viena palete jūs padarysite ir veido modeliavimą, paryškinsit skruostikaulius, suteiksit veidui iškilumus ir lygiai taip pat pasidažysite akis. Taigi keliauju iš pradžių prie pačio skruosto modeliavimo ir imu nedidelį pūkuotą šepetėlį, kuris nėra labai suspaustas, kad neliktų mums iš karto kažkokių stiprių dryžių. Ir imu tą tamsiausią spalvą, dar kartą parodysiu štai šią iš kampo. Ir jos dedu grinai po kauliuku, štai šitoj vietoj, kur šešėlis natūraliai yra pats intensyviausias. Tik tai, žinoma, nepadauginkit, dėkit po labai nedaug. Vos pamirkot šepetėlį ir pradedat sukamaisiais judesiais nuo plaukų linijos štai čia po kauliuku kurti šešėlį. Pirmas žingsnis padarytas ir toliau imu tą labiau man tinkančią šviesesnę spalvą
ir jos pagalba pereisiu truputėlį pro tą tamsesnę spalvą ir labiau ant pačio skruostikaulio, taip jį padarant apvalesnį ir žinoma, kad neatrodo, jog tik tai nusipiešėt dryžį čia. Tai vėl to pačiu šepetėliu ir sukamaisiais judesiais truputėlį platesnė amplitude. Taip pat šią spalvą prabraukiam žandikaulio linijos apačioje, jokių būdų ne ant pačio kaulo. Šiek tiek įrėminant veidą. Na va, žodžiu, tiek su tom tamsesnėm spalvom pasimodeliavom skruostus ir dabar noriu pašviesinti tas vietas, kurias reikėtų modeliuojant, ir tai yra šie trikampiai po akim ir ant skruostikaulių. Čia labai nedėkite, todėl kad mes jau uždėjom highlighterį ir ta vieta yra ir taip iškili ir spindinti. Tai žodžiu, vat šitas vietas, šiek tiek kaktos centrą ir smakrą. Ir aš imu tam štai šią gelsvą spalvą. Štai toks subtilus, tačiau paryškinantis veido modeliavimas dienai yra pakankamas. O dabar keliauju prie akių ir visų pirma pasidengiu visą voką. Štai šią pirmąją šviesią spalvą, lygiai taip pat tiek judanti voką, tiek ir link antakio. Tai puriu šepetėliu. Toliau tuo pačiu šepetėliu imu spalvą, su kuria antra modeliavau skruostus ir ją dedu po kauliuku į akies linkį. Taip pamodeliuojant akį. Tai padarius puresniu šepetėliu ir gelsva spalva, dar kartą štai čia link antakio prieinu, kad tikrai neliktų aštrių linijų. Ir dabar mažesniu šepetėliu imu antrą pagal tamsumą spalvą, merkiu tik patį galiuką ir subtilia linija, tokia nestora, paryškinu būtent giliausią akies linkio vietą. Ir kad išryškinti šį įgilinimą, naudosiu šią persikinę šviesią spalvą, kuri savyje turi šiek tiek spindesio ir ją padengsiu per centrą judančio voko šitose vietose. Ir paskutinė tamsiausia spalva, bei kirstu šepetėliu, paryškinsiu blakstienų augimo liniją. Taip pat puresniu nei tas kirstas šepetėliu, šios spalvos dar šiek tiek brūkštelsiu prie apatinių blakstienų. Na štai, darbas su palete baigtas, tai lieka blakstienų tušas ir žinoma lūpų blizgesys ir jūs pasiruošus.